Patys atgimę ir vis uoliau gyvendami pagal Dievo sūnaus mokymą, mokiniai suprato prasmę jo žodžių ir tikrovėje įsitikino, ką reiškia kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas, dėl manęs gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Žodis paliko nereiškia visiško absoliutaus atsiribojimo nuo giminių, tėvų, vaikų ar turto. Jis kalba apie atsigręžimą į tikrąjį gyvybės ir gerovės šaltinį, į Dievą. Tik semdamas gyvybės vandenį iš šio šaltinio, žmogus tampa pajėgus gyventi pilnavertį gyvenimą, o taip pat teisingai, tinkamai bendrauti ir su šeimos nariais, ir su kitais žmonėmis. Pirmiausia, kreipdamas savo žingsnius į Dievą, dėdamas pastangas pažinti jį ir juo sekti, gaunu kokybiškai nepalyginti geresnį, džiugesnį ir laimingesnį gyvenimą, nei pilnatvės ieškodamas piniguose, turtuose ar kurpdamas gerovę pagal šio pasaulio dvasios principus, kurie vis tiek mane palieka tuščiom rankom, alkaną, nuolat nepatenkintą ir iki gyvenimo pabaigos ieškantį, bet nerandantį taip trokštamos gerovės. Sekimo Kristumi nauda tai iš esmės atnaujintas, prasmingas gyvenimas. Jau neapribotas tik šio pasaulio kintančiomis ir laikinomis formomis, bet siekiantis amžinybę ir į ją vedantis. Į Petro klausimą, kas mums bus už tai, Jėzus atsako pažadu, kurio tikrumą ir išsipildymą galiu patikrinti tik eidamas jo rodomu keliu. Taip man paliekama laisvo pasirinkimo galimybė, o kartu ir atsakomybė už savo likimą. Taigi belieka apsispręsti, kas mano gyvenime yra svarbiausia ir ko pirmiausia turiu siekti – Dievo ar šio pasaulio dvasios ir jo turtų. Taip, jis kalba visiems ir kiekvienam atskirai, klausdamas ant kokio pagrindo tu kuri statai savo gyvenimą. Taip pat kiekvieną asmeniškai kviečia atsiversti ir įtikėti. Lygiai kaip tuomet, šiandien tik kitokiu būdu, Kristus kalba, moko, daro nuostabius darbus. Ar girdžiu jį, ar matau jo stebuklus? Naudinga ir labai reikalinga bent trumpam sustoti, pasitraukti nuo nesibaigiančių kasdienybės reikalų, nuolatinio skubėjimo, bėgimo ir pasitikrinti, ar teisinga kryptimi bėgu ir kokia visų mano darbų prasmė. Nuoširdžiai klausiančiam Dievas atsako ir parodo kelią. Priekaištaudamas miestams, Kristus pagelbsti palyginti ir suvokti, kad pasaulis nuo pat savo egzistencijos pradžios desperatiškai bando kurti gerovę ir niekaip negali jo sukurti. Vis stato, lipdo, reformuoja, bet viskas griūna. Ir vis žada, rytoj bus geriau. Jis taip įnirtingai darbuojasi, kad neturi laiko, o gal teisingiau ir noro, išgirsti, ką Dievas sako apie jo darbus. Dievas per Jėzų Kristų perspėja ir gelbsti, nes jam labiau nei man pačiam rūpi mano likimas. Tačiau, kad jo pagalba pasiektų tikslą, turiu įsiklausyti, atsiversti ir sekti juo. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti. Šioje maldoje minimi mažutėliai, tai paprasti, nuolankūs ir atviros širdies žmonės, nuoširdžiai priimantys Kristų ir juos sekantys. Tautos vadovai, religijos autoritetai, įtakingieji ir turtingieji atmetė jį, nes proto puikybė, politiniai ir asmeniniai išskaičiavimai
neleido tinkamai išgirsti ir priimti tiesos liudijimo. Taip atsitinka ir man, kai Dievo mokymą ir darbus bandau vertinti pagal savo ribotą supratimą, iš ankstines dažnai klaidingas nuostatas. Proto puikybė ir perdėtas pasitikėjimas savimi dažnai nuveda klaidingu keliu, neleisdami pažinti, suprasti Dievo atskleistos tiesos esmės. Kristaus žodžiai apie paprastus, nuolankius žmonės liudija, kad pačių svarbiausių Dievo ir žmogaus gyvenimo dalykų pažinimą lemia visiškai kitos savybės, nei skelbia pasaulis. Dažnai galime pastebėti, kad apie gyvenimo tikslą, žmonių bendravimą, kasdienius įvykius, paprastas ir menkai išsilavinęs žmogus pasako tiksliau ir teisingiau, nei išmintingieji ir gudrieji. Dievo tiesa nėra labai sudėtinga. Ji paprasta, tačiau ją suprasti galiu tik suvokęs, kad ne aš ir pasaulis esame tiesos šaltiniai, bet Dievas. Jo akivaizdoje, jam kalbant, galiu tik tylėti ir įdėmiai klausytis. Jis nekalba niekų, bet taria man gyvybiškai svarbius žodžius ir sakinius, kurie lemia mano gyvenimą ir ateitį. Jis byloja tiesą, kurios aš nepajėgus pakeisti ar ką nors pridėti. Reiškia, turiu būti nuolankus arba gerai suvokti savo ribotumą ir polinkį klysti. Nei savęs aukštinti ar puikuotis išmanimu, nei save žeminti ir laikyti neišmanėliu. Tai yra, turi žinoti savo vietą. Kad pajėgčiau klausytis, privalau pasitraukti nuo pasaulio triukšmo ir nutildyti savo vidinį triukšmą, sustabdyti nepaliaujamą įvairiausių minčių srautą. Nutilęs, nuolankus, laisvas nuo žmonių sukurtų mokymų ir patarimų, pasitikintis Dievu, tampu pajėgus išgirsti ir suprasti, priimti ir gyventi pagal pažintą tiesą. Apie paprastų, atvirų žmonių gebėjimą girdėti Dievą Kristus kalba kalno pamoksle sakydamas: palaiminti neturtingi dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Jų dvasios neturtą Dievas perkeičia į dieviškosios išminties turtą. Šią išmintį Dievas apreiškia ir skelbia per savo sūnų Jėzų Kristų, o jis liudija: viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Biblijos kalba pažinti turi gilesnę prasmę, nei suprantame šiandien. Šis pažinimas reiškia ypatingai artimą ryšį, gyvą dalijimąsi ir pasitikėjimą. Jame dalyvauja viso žmogaus galios – protas, valia, jausmai. Kuomet šventajame rašte sakoma, kad Dievas pažįsta žmogų, reiškia, kad apgaubia jį ir pripildo savo dvasia. Norėdamas pažinti Dievą, turiu padėti į šalį visą žmogiškąją išmintį ir tapti lyg kūdikis, pasitikintis, nuoširdžiai priimantis, o tai reiškia, turiu tapti mokiniu Kristaus mokykloje. Joje nevyksta aršūs ginčai, protų karai. Šioje mokykloje Kristus pats, būdamas romus ir nuolankios širdies, su meile dalijasi tiesa, dalijasi gyvenimu visa savo esybę, kuri tampa mokinio asmenybės, minčių ir darbų viso gyvenimo pagrindu, išminties ir tvirtumo šaltiniu. Pagaliau, pats mokytojas visada lydi savo mokinius iki pat žemiškosios kelionės pabaigos ir naujos pradžios amžinybėje.